Vilniuje nedidelėje Gintaro galerijoje atrasite nedidelę Eglės Šiauskaitės Gintalės nedidelių ir atrodytų trapių juvelyrikos darbų ekspoziciją. Ir tik atradę nedidelius juvelyrikos darbus pajausite, kad nedideli dalykai čia tik priedanga. Štai ji, Eglė Šiauskaitė Gintalė. Tai jos autoportretas. Lietuvos meno pasaulyje ji pasirodė prieš daugiau kaip 10 metų. Dalyvavo gausybėje grupinių parodų Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Airijoje, Latvijoje, Rusijoje, Jungtinėse valstijose, buvo premijuota tarptautiniuose konkursuose. Paroda Apsisukimai Gintaro galerijoje muziejuje 7. personalinė. Tokį Eglės autoportretą perskaitysite parodos aprašyme. Ir tokį pamatysite ekspozicijoje. Tai juvelyrikos darbas su tikrais Eglės spygliais. Parodoje nesinorėjo iš tikrųjų nieko stebinti, nieko nustebinti kažkom, tai šokiruoti ar kažkaip. Tai tiesiog toks tam tikro gyvenimo etapo įamžinimas, sakyčiau, perkelimas savo minčių. Ir tas toks, sakyčiau, kas prasideda įkvėpimu ir baigėsi iškvėpimu, tas užfiksavimas, tas toks buvimas čia ir dabar. Tai buvo vasaros pradžia, kai juvelyrė Eglė Šiauskaitė Gintalė Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje išgirdo išskirtinio smuiko virtuozo Robio Lakatos ir jo ansamblio muziką. Tai buvo, kaip vėliau pati juvelyrė pavadino, įkvėpimas. Įkvėpimas, kurio iškvėpimą šiandien matome šioje ekspozicijoje. Tai yra ratas, atrodo paprastas, bet man jis visiškai atrastas iš naujo ir kad atrodo visos mintis ratu sukasi. Mūsų ir nuo gyvenimas ar ne nuo gimimo iki mirties vėlgi viskas vyksta ratu. Ir tas ratas kažkaip tikrai pas mane visur dominuojantis. Apskritos formos turbūt labiausiai į akis krintanti kūrinių savybė. Jie kalba apie praradimus ir pasisukus ratui ateinančius atradimus. Apie pasikartojimus ir naujus dalykus, kurie pasmerkti pasikartoti ateityje. Tačiau šių juvelyrikos darbų esmė užkoduota ne tik geometrinėje formoje, bet ir smulkiuose, kruopščiai preciziškose detalėse. Detalėse, kurios yra tokios smulkios, kad per televizorių matote tik jų aidą. Apie kūrinių smulkumą turite patikėti už kadro sakomais žodžiais. Viena dalis darbų susideda iš atskirų segmentų. Jie atrodo, neįsigilinus į juos labai panašus, bet iš tiesų kiekvienas yra skirtingas, turi savo simbolius, turi savo linijas, turi savo ritmą. Kurdama kiekvieną juvelyrikos darbą, Eglė Šiauskaitė Gintalė priešais save mato žmogų, kuriam jis tiktų. Taip darbams suteikdama tarsi prasmę, tarsi įpūsdama lašelį gyvybės. Daiktas atgyja, nes jam gyvybę įkvėpė žmogus. Žmogus kūrėjas arba žmogus žiūrovas. Žmonės suteikia prasmes. Paroda Apsisukimai Gintaro galerijoje veiks iki vasario 1. Vėliau įvyks dar vienas apsisukimas. Ekspozicija užsidarys ir ją pakeis kažkas kitas.